Labą dieną, gerbiami kolegos. Šiandien aš jums pristatysiu Global Intergold internetinės parduotuvės veiklą. Kaip Global Intergold internetinė parduotuvė veikia būtent rinkoje visam pasaulyje. Global Intergold internetinė parduotuvė įeina į Global iGold, sutrumpintai GIG kompaniją, kaip vieną iš sudėdamųjų dalių. Šita kompanija turi tiekėjai, tai yra Heraus, tai yra Münze Osterreich, tai yra Argor Heraus, tai yra Pertmint. Šitos kompanijos tiekia aukso luitelius į Global Intergold, kuri taip pat yra sutrumpintai GIG, Global visą apimantį, internetas, Gold auksas. Global Intergold parduotuvė. Šitie tiekėjai tiekia aukso luitelius į šitą parduotuvę. Toliau, aišku, savaime Global iGold sistemoje yra ir finansais kompanijos besirūpinančios, ir reklama, ir taip toliau. Global Intergold internetinė parduotuvė turi 3 programas. Teisingiau 2 galimybės, kurios padalintos yra į programas. Pirma galimybė, Global Intergold internetinė parduotuvė prekiauja aukso luiteliais ir klientai gali pirkti šitos aukso luitelius už savo pinigus. Perka už pinigus. Kokius kiekius klientas nori, čia daugiausiai dalyvauja investuotojai, tokius kiekius klientai ir perka būtent šitam asortimente, kokį turi šitą internetinę parduotuvę. Internetinė parduotuvė Global Intergold niekom daugiau neprekiauja jokiais produktais. Tik aukso luiteliais nuo 1 iki 100 gramų. Tai va, pirmas būdas yra klientai perka už savo pinigus. Antras būdas prekybos aukso luiteliais tai yra per skatinamasias bonusinės programas. Skatinamosios bonusinės programos. Jų yra 3 šitų programų. Taip. Pirmoji, tai būtų standart programa. Kiekviena programa yra sudaryta taip, kad klientas, norintis dalyvauti šitoj programai, turi įnešti arba sumokėti išankstinį dalinį apmokėjimo aukso komplekto. Standart programos avansas yra 540 €, už tai klientas gaus 7000 vertės aukso luitelių. Aukso. Antra programa yra Gold Line. Na, vėlgi, angliški žodžiai standartinė programa Gold Line, aukso linija. Gold Line programos išankstinis apmokėjimas yra 1050 €. Aukso luitelių arba aukso komplekto kiekis už 7000 €. Aukso, taip, aukso už 7000 €. Ir yra dar multicard programą, kurios avansas yra 375 €. Na, o aukso kiekis, pereinant per Gold Line programą, yra taip pat už 7000 €. Aukso. Yra dar starto programa. Lietuvoje mes su jie dirbam mažiausiai, klientai dalyvauja joje mažiausiai. Kodėl? Todėl, kad čia jau priklauso nuo klientų kiekio ten registravimus ir taip toliau. Šitos programos avansas 1050, tai yra startas į standart programą, kurios aukso kiekis 7000 aukso už 7000 €. Pagrindiniai principai šitos skatinamosios programos, 4 programos, galima sakyti, 3 pagrindinės, 4 starto, kaip minėjau, joje klientų Lietuvoje yra mažiausiai, todėl kad sudėtingesnė ir mažesnė duodančią naudą.
Dabar aš visą šitą nuvalysiu ir parodysiu, kokia tvarka šitas auksas yra pateikiamas klientams. Skatinamosios programuose klientai savo komplektus aukso užsakymus gauna eilės tvarka. Eilės tvarką galima surašyti, kaip žinot, sąrašiniu būdu. Tai yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arba, kadangi viskas vyksta internetinėje erdvėje, yra padaryta internetinė programa, kompiuterinė internetinė programa taip, vizualiai, kad klientai matytų savo judėjimą ir laikas nuo laiko galėtų kontroliuoti savo užsakymų įvykdymus. Panagrinėsim dvi programas. Goldline programą ir Multicard programą. Multicard. Kuo jos skiriasi? Goldline programos, kaip minėjau, avansas arba išankstinis apmokėjimas yra 1050 eurų. Šita programa turi dvi klientų registravimo lenteles. Šitos lentelės tam ir yra, kad būtų lengviau matyti, kur mano užsakymas kokioje vietoje yra ir kada aš jį gausiu. Šitas lentelės, kaip taisyklė, pirmos 3 vietos, jau klientai visą laiką dalyvauja, anksčiau atėjo klientai, na, o į tas laisvas vietas ateina nauji klientai arba klientai pereinantis iš vienos programos į kitą. Klientas susimokėjęs avansą, automatiškai užsakymas patenka į lentelę ir kada lentelė šitos užsipildo naujais klientais, jinai dalinasi per pusę, šitas klientas gauna aukso už 2550 eurų. Aukso kiekis už 2550 eurų. Taip. Toliau jo užsakymas pereina į antrą lentelę, kadangi šita programa sudaryta iš 2 lentelių. Šitie visi klientai pareina į laisvas vietas. Tai reiškia, šitą taip pat lentelį užsipildo ir šitas klientas jau gauna aukso bendroj sumoj pirmos ir antros lentelės, jeigu sudėsim, už 5950 aukso. Avansas 1050, aukso kiekis šitoksai. Aišku, gali kilti klausimas, buvo už 7000. 7000 užsakymas, bet kompanija nėra labdaros organizacija, jinai savo prisiskaičiuoja 15% pajamų nuo šito užsakymą. Ir likutinė aukso dalis lieka 5950. Kad klientams būtų lengviau dalyvauti programuose, ta finansinė esmė, nes 1050 eurų išankstiniam apmokėjimui ne kiekvienas klientas turi, tai Multicard programoje avansas yra 375 eurai. Pateikę šitą avansą, jos užsakymas iš karto patenka į lentelę, tokia pat kaip Multicard. Užsakymas šitose lentelėse taip pat registruojami tokia pat tvarka, pirmos 3 vietos užimtos, o klientai nauji registruojasi laisvuose 4 vietose. Kai tik tais lentelė užsipildo, šitoj programoje lentelė yra iš vienos lentelės, taip automatiškai šitas klientas gauna auksą už 1050 eurų ir kadangi šita Multicard programa, tai yra startinė programa Goldline, jo užsakymas automatiškai gali būti patalpintas į Goldline programą. Goldline programą praėjus būtent pagal šitą pačią schemą, automatiškai gauna auksą už 5950. Noriu pabrėžti, kad šitose skatinamosiose programuose klientai įmokėję dalinį apmokėjimą 1050 ir 375 eurais
gauna auksu savo likutinę vertę. Aukso luiteliais. Kompanija jokių pinigų čia nemoka. Kompanija pateikia užsakymą aukso pavydalį, aukso luitelių pavydalį. Užsakymai yra formuojami nuo didesnio luitelių kiekio, tai yra nuo 100 gramų. Kodėl? Todėl, kad jeigu jūs pasižiūrėsit savo internetiniai svetainiai, aukso parduotuviai, 1 gramo aukso luitelis šiandien gali kainuoti apie 48 eurus, o 100 gramų luitelis kainuos tik apie 3600 eurų. Tai jeigu jūs padauginsit po 1 gramų iš 100, tai gausit 4000 su viršum, o jeigu jūs iš karto paimate aukso luitelį 100 gramų, tai automatiškai jums kaina išeina 1000 mažiau. Tai to pasekoj klientams naudinga tvarka yra formuojami užsakymai nuo didžiausio luitelio ir pereinant iki mažiausio pagal tos dienos aukso kainą. Va šitokia tvarka yra užsakymų registravimo. Šitaip klientai pasiima savo užsakymus. Visa smulkesnė informacija kiekvienam prieinama yra kiekvieno asmeniškai internetiniam puslapį, internetiniai svetainiai. Kiekvienas klientas ją turi iki tol, kol nenutrauks veiklos su šita kompanija, su šita internetinė parduotuvė. Klausimų prašom, jeigu bus, rašykit į komentarus, jokių problemų. Ačiū Jums už dėmesį.